Sveiki, šiandien planuoju ilgesnę išvyką, pamatysim išbūt miške 2 naktis, statysim pastogę ir aišku gaminsim skanų maistą. Tai vietos, kur statysiu pastogę dar neradau, tai reikia manau jau kilti į viršų, nes tikėjausi rasti čia prie pat upės, bet nieko gero čia nais. Tai kol vaikščiojau, radau ne vieną stovyklavietę. Dauguma jų buvo visiškai apleistos, kaip ir šita, bet radau ir visiškai šviežių, visiškai neseniai statytų. Tai stengiausi toliau nuo jų pasitraukti. Bet labai norėčiau apsistot kažkur čia netoli, nes čia labai jauku ir labai gražu. Ir manau, eilinį kartą pasinaudosiu apleistų stovyklaviečių paliktais tokiais statiniais. Štai dar viena apleista vieta. Tikrai panašu, kad ne vieną sezoną jau čia guli tas medis paliktas. Tai man telieka išsirinkti, kurioje vietoje pats apsistosiu. Atrodo, kad radau tobulą vietą stovyklavietei. Ir apsižiūrėjau, kad čia yra net sena laužavietė. Turiu čia porą kibinų, tai reikia šiek tiek pasistiprinti ir pradėti kažką statyti, nes šiandien labai vėlai iš tikrųjų atvažiavau. Tai manau, pirmiausia reiktų pasistatyti lovą ir kažkaip taip pastogę paskui reiks pastatyti. Faktas, kad per šiandien visko nespėsiu padaryti, bet lovą būtų gerai turėti ir nešalt ant žemės. Vieną trikojį padariau, reikia dar vieną tokį padaryti kitoj pusėje ir po truputį bus galima formuoti stogą. Padariau šitus 2 trikojus, padariau lovą ir šitą dar užmečiau čia laikinai. Liko 1:20 minučių dienos šviesos, tai tą laiką būtų gerai panaudoti medžio pjaustymui, nes kaip matot vis dar laužą neturiu. Tai turiu viską sustabdyti čia ir eiti ieškoti tinkamo medžio laužai. O, kaip gerai pagaliau laužas eina savo švisas šlapės. Kol nėra vėjo, čia visai gerai sėdi, šilta. Paskui užtrauksiu čia tentą, tai šiek tiek šiluma atsimuš atgal, tai tikrai neturėtų būti šalta. Rytoj mes kažką rimtesnio padarysim, o šiandien tai turiu čia tokios konservuotos sriubos. Nu tokia. Kažkokia sriuba. Tai va, aš tai pavalgysiu ir jaučiu... Ai, dar reikia malkų. Reikia malkų. Iš tikrųjų, tai paskutinė malka perpjauta guli ant žemės. Nu, rytoj anksčiau atsikelsiu, tai daugiau padarysiu. Žodžiu, aš kaip be papildomų nuotykių nelabai apsinu, tai vakar turėjau išvaryti namo, nes padėjau viską kraut, nieks nesikrauna, galvojau, powerbankas sugedo. Nu ir viskas išsikrauna, neturiu lempų, neturiu su kuo filmuoti. Tai grįžau vakar namo, išsiaiškinau, kad tik laidas buvo nukepęs. Išsimiegojau ir grįžau čia. Bandysim padaryti normalų stogą ir bandysim pastatyti gal kažkokias čia, kažkokią sieną ar 2 ar 3 gal. Pažiūrėsim, ką spėsim padaryti. Mano šiandienos kastuvas toksai va bus. Tai aš vakar prieš išvažiuojant pripyliau čia daug vandens, čia viskas atsileido, tai norėčiau kažkiek biškį to smėlio čia pamažinti, kad ta laužavietė būtų biškį gilesnė.
Ką, laužas jau kūrenasi, reikia eiti ieškoti resursų mūsų stogui. Štai radau virtusią eglę. Šiek tiek tolokai, bet ką padarysi? Ką atėjo laikas pasistiprinti, tai dabar kol kas tai išsikepsiu duonos 2 riekės greitai su sūriu ir sriubos pasišildysiu, dar turiu. Šiaip pagrindas tai bus, turiu tokį mėsgalį, tai ant šito pagalio čia ir mausimės jį. Bet jis ilgokai keps, tai čia vėlesniam laikui. Štai toks variantas. Prieskoninis. Net nepanašu į mėsą dabar. Opa. Kitos pusės nerodysiu, gerai? Štai toks gabalas. Opa. Nu, pažiūrim, kas bus. Biškai perkepiau, iš tikrųjų galėjau anksčiau nuimti, bet kur tau čia pažiūrėk. Eina sau. Kaip iš reklamos. Toks variantas šį kartą. Rimtas. Aš manau, kad nereikia sakyti, ant kiek čia skanu yra. Nu ką, visiškai sutemo, prisinešiau daug rąstų ir dabar čia bandysiu padaryti tokią sieną šitoj vietoj. Žinau, kad nelabai gerai kirviui taip daryti ir dar yra tikimybė, kad atšoks man atgal į kaktą. Nu, blemba, trūksta dar vieno, ir būtų visai neblogai. Truputį padėliojau aš tą sieną, tai rytoj pabaigsim, o dabar žiauriai noriu valgyti. Turiu čia tokios blynų masės, tai išsikepsim blynų. Rytoj pusryčiam čia turiu toksai, čia miksas yra. Tiesiog tokia tešla, nežinau, čia mielių yra, cukraus, druskos
Žodžiu, čia tik trūksta vandens. Tai tiesiog paliksiu prie laužo, kad tos mielės aktyvuotųsi. O dabar einam kepti blynus. Štai. Dar turiu braškių uogienės. Blynai, nu tokie, paprasti. Nieko ypatingo. Bet vis tiek labai skanus. Sunaikinau, nes valgiau. Net nesupratau, ant kiek norėjau valgyti, kol nepradėjau valgyti. Wow. Lynuot pradėjo. Šiaip visiškai nepranešė lietaus. Buvau palikęs prie laužo mūsų tešlą. Tai įdomu, kas čia gavosi. Vandens per daug buvau pripylęs ir dar truputį per arti buvo laužą padėjęs, tai čia biškį jau spėjo ir iškept. Biškį barbekių padažiuko. Oi, gerai. Žinot, ką priminam? Tos valgyklos picukės. Prisipjaučiau truputį malkų laužui ir prisipjaučiau visą krūvą rąstų kitai sienai. Tik dabar reikia eiti viską susineš čia, bet kol aš nešiosiu viską, nes tikrai užtruksiu, pagaliau atėjo laikas. Turiu šonkaulių ir reikia juos pašaut į mūsų laužą. Žodžiu, nuėjau, 2 rąstus atsinešiau. Ateinu, o čia belė kokie kvapai, čirška viskas. Tai nujaučiu, kad sudegė eilinį kartą. Nu, jei daraisi valgyti, tai darykis valgyti. Jei dirbi, tai dirbi. Nemačiau dar, kaip atrodo, laukiau, kol biškį atšals. Tiesos momentas. Wow. Eina savo. O, kokia minkšta. Tobulai iškepė. Yes. Bum. Štai toks variantas. Spėkit, ką dar turiu. Barbekių padažo. O, jau čia nepagailėjom tikrai.
biškai padrasinti reikia. O. Nuostabu. Opa. Trumpam prisėdau, tai iš karto jaučiasi, kad visa erdvė prišilo. Nors skylių tarp rąstų pilna, bet vis tiek kažkiek tie rąstai atiduoda atgal tos šilumos. Ir matosi, kaip sniegas tirpsta nuo rąstų, džiūsta buvo truputį. Tai yra tikrai ką tobulinti ir tikrai tobulinsim. Ir dar reiktų pabaigti paskutinę sieną. tą. Tai dar niekur nepabėkit, video nesibaigė, noriu dar papasakot, kas toliau bus su šita stovyklavietė. Čia atsiras dar viena siena, gal kažkoks įėjimas ir bandysiu optimizuoti šitą vietą, nežinau, kažkokią gal virtuvę čia padarysiu. Ir norėčiau kažką pabandyti sudėtingiau pagaminti, tai jeigu turit minčių, kokius patiekalus galiu pabandyti iškepti, rašykit į komentarus drąsiai, siūlykit ir pabandysiu pagaminti. Aišku, pirmiau reikia pabaigti čia statyti. Tai kitą kartą, kai važiuosiu stovyklaut, važiuosim čia, darysim, kas liko padaryti ir užsiimsim kitom veiklom. Tai ką, man metas namo, laiko nebeturiu. Laukit kito epizodo ir nepamirškit parašyti pasiūlymą į komentarus. Jau gerai.